Mano didžioji pasakų knyga. Broliai Grimai. Narsus siuvėjas. Kartą ankstyvą vasaros rytą prie lango sėdėjo siuvėjas ir smagiai dirbo. Pro šalį tuo metu ėjo valstietė, siūlydama kriaušių košės. Siuvėjas jos nusipirko ir užsitepęs ant duonos riekės siuvo toliau. Gardus kvapas priviliojo gausybę musių, kurios įkyriai lindo ir nesileido siuvėjo nubaidomos. Tada tasai paėmęs skudurą vienu kirčiu patiesė 7 iš jų. Apie tai turi išgirsti visas pasaulis, tarė didžiuodamasis siuvėjas, ir tuoj pat sukirpo ir pasiuvo juostą, o ant juostos didelėmis raidėmis išraitė 7 vienu kirčiu. Nutaręs iškeliauti platųjį pasaulį, narsuolis apsidairė aplink ieškodamas, ką čia į kelionę pasiėmus. Tačiau be pasenusio sūrio ir netoliese krūmuose įkliuvusio paukščio nieko daugiau nerado. Bekeliaudamas, netrukus priėjo kalną, kurio pačioje viršūnėje sėdėjo milžinas. Tasai perskaitęs užrašą ant siuvėjo juostos, pamanė, jog kalbama apie 7 žmonės ir iškart pajuto pagarbą mažajam pagyrūnui. Tačiau norėdamas jį išbandyti, paėmė akmenį ir taip suspaudė, kad net vanduo iš jo ištryško. O dabar ir tu tai padaryk, tarė milžinas siuvėjui. Tasai išsitraukęs iš kišenės sūrį, be didelio vargo ėmė ir suspaudė taip, kad iš jo ėmė skystimas sunktis. Tada milžinas vėl paėmė akmenį ir taip aukštai išmetė, kad kurį laiką jo net nesimatė. Neblogai mėtai, tarė siuvėjas, bet kai aš išmesiu savąjį, tai jis išvis nebegrįš. Ir išsitraukęs iš kišenės paukštelį, paleido jį į dangų. Tasai nudžiugęs pakilo ir išnyko dausose. Tada milžinas nusivedė siuvėją prie nukirsto ąžuolo ir tarė: jei jau iš tiesų esi toks stipruolis, padėk man išnešti šį medį iš miško. Su malonumu, atsakė jam žmogelis, tik tu užsikelk ant pečių kamieną, o aš nešiu šakas, nes jos juk sunkiausios. Milžinas užsidėjo kamieną ant pečių, o siuvėjas užsiropštė ant šakų. Tad milžinui teko nešti visą medį ir dar siuvėjo priedo. Po kurio laiko netekęs jėgų milžinas sušuko: klausyk, nebegaliu toliau nešti. Siuvėjas nušokęs nuo šakų, apsikabino medį, lyg būtų jį nešęs ir tarė: tu toks galiūnas, o negali tokio medžio panešti. Siuvėjas patraukė savo keliu toliau, kol priėjo karaliaus rūmus. Žmonės, perskaitę užrašą ant jo juostos, pamanė, kad šitoks vyras jiems labai praverstų. Tad karalius nutarė priimti siuvėją į tarnybą. Bet samdytiems kareiviams tai nepatiko ir jie pasiprašė paleidžiami iš tarnybos. Karalius, nenorėdamas jų prarasti, bet nedrįsdamas ir siuvėjo atleisti, ilgai suko galvą, kol sugalvojo, kaip šiuo atsikratyti. Jis pažadėjo siuvėjui savo dukrą ir pusę karalystės, jei tasai nukautų 2 milžinus, siautėjusius viename karaliaus žemių miške. Daug nesvarstęs, siuvėjas iškeliavo į mišką ir netrukus pamatė abu milžinus miegančius po medžiu. Prisirinkęs pilnas kišenes akmenų, siuvėjas įsiropštė į medį. Atsisėdęs ant šakos, tiesiai virš miegančiųjų, ėmė mėtyti akmenis tai vienam, tai kitam ant krūtinės. Aniedu pradėjo vienas kitą kaltinti ir taip įsiuto, kad puolė rauti medžius ir mušti vienas kitą, kol krito žemėn abu negyvi. Tada siuvėjas iššoko iš medžio ir dar kirto abiems po kelis kartus kalaviju. Sugrįžęs pas karalių,
Siuvėjas pareikalavo žadėto atlyginimo. Darbas atliktas, abu pribaigti. Bet karalius dabar gailėjosi, davęs tokį pažadą ir galvojo, kaip čia to narsuolio atsikračius. Prieš gaudamas mano dukterį ir pusę karalystės, tarė jis siuvėjui, turi dar vieną žygdarbį atlikti. Miške laksto vienaragis, krečiantis daug eibių. Jį turi pagauti. Na jau vienaragio tai bijausi dar mažiau nei 2 milžinų, 7 vienu kirčiu. Toks mano darbas. Ir pasiėmęs kirvį bei virvę, nuėjo į mišką. Neilgai trukus pasirodė vienaragis ir puolė siuvėją. Šis palaukė, kol žvėris visai prisiartino ir bemat pasislėpė už medžio. Įsibėgėjęs vienaragis visų smarkumu kirto į medį ir įvarė savo ragą taip giliai, kad nebegalėjo ištraukti ir pakliuvo siuvėjui į nelaisvę. Siuvėjas pirmiausia užnėrė jam virvę ant kaklo, tada kirviu iškirto ragą iš medžio ir nuvedė pas karalių. Bet karalius vis dar nenorėjo atiduoti žadėto atlygio ir davė 3 darbą. Dabar siuvėjas dar iki vestuvių turėjo sugauti šerną, dariusi miške daug žalos. Kaip pagalbininkus karalius kartu pasiuntė savo medžioklius. Vieni juokai, tarė siuvėjas, čia tik vaikų darbas. Medžioklių jis net neėmė kartu, o tie tik džiaugiasi, nes šernas jau nesyk buvo juos taip sutikęs, kad šiems neliko jokio noro jį gaudyti. Vos tik išvydęs siuvėją, šernas apsiputojo ir kalendamas dantimis puolė pirmyn, bet siuvėjas spėjo nudumti į šalia esančią koplyčią ir tuoj pat pro kitą langą iš jos iššokti. Šernas įsivijo iš paskos, bet siuvėjas, apibėgęs aplink koplyčią, užtrenkė duris. Įnirtęs žvėris pakliuvo į nelaisvę, nes buvo per sunkus ir per storas, kad galėtų iššokti per langą. Tada siuvėjas pašaukė medžiotojus, kad šie pamatytų belaisvę savo akimis ir praneštų karaliui. Pailsėjęs siuvėjas nuėjo pas karalių, kuris norom nenorom turėjo įvykdyti savo pažadą. Vestuvės buvo prašmatnios, nors ir nelabai linksmos, štai šitaip siuvėjas tapo karaliumi. Bet kartą naktį jaunoji karalienė išgirdo savo sutuoktinį per miegus kalbant: Berniuk, pasiūk man liemenę ir sulopyk kelnes, o tai tuoj gausi uolektim per kaktą. Supratusi, kokio kilimo jaunasis valdovas, kitą rytą paprašė tėvo gelbėti ją nuo tokio vyro, kuris buvo ne kas kitas kaip siuvėjas. Guosdamas ją, karalius tarė: Palik kitą naktį savo miegamąjį atvirą. Kai tik tai jis užmigs, mano tarnai įėję suriš jį ir nugabens tiesiai į laivą, kuris išgabens jį į platųjį pasaulį. Duktė apsidžiaugė, bet karaliaus ginklanešys, kuris buvo atsidavęs jaunajam valdovui, nugirdė šį pokalbį, viską jam pranešė. Kitą vakarą, įprastu metu, siuvėjas atsigulė į lovą. Manydama, kad jis jau užmigo, pati atsikėlusi atidarė miegamojo duris ir vėl atsigulė. Siuvėjas, kuris tik dėjosi miegas, vėl ėmė balsu kalbėti: Berniuk, pasiūk man liemenę ir sulopyk kelnes, o tai tuoj gausi uolektim per kaktą. Aš 7 vienu kirčiu patiesiau, 2 milžinus nukoviau, atsivedžiau iš miško vienaragį ir sugavau šerną. Tai ar dabar turėčiau išsigąsti tų, kurie ten stovi už durų? Išgirdę tokius siuvėjo žodžius, tarnai baisiai išsigando ir niekas daugiau nebepanoro pakelti prieš jį ranką. Taip, siuvėjas liko karaliauti per visą savo gyvenimą. Pabaiga.